įkvepia kam nors, ar ką nors šitą istoriją? Čia labai gerai parodo komandinį darbą, ypač kai rodo pagrindinius du vairuotojus, kaip tam tikrus asmeninius interesus ir siekius yra užgniaužimas, sulaikoma dėl to, kad komandai pasisektų, padėtų. Kitas dalykas parodo išskirtinę dvasią, kai net ir pralaimėjęs sugebė nuryti tą piliulę ir eini pasveikinti kitą. Tai yra tas nekartą parodomas ir iš kitų komandų, ir savo komandos viduje. Nors yra milžiniška konkurencija, milžiniška įtampa, bet baigėsi varžybos, nueidė jau galutinis signalas ir tie dalykai yra pastumiami į šalį ir iškyla žmogiški dalykai. Tai šių dalykų, manau, ir galėtų kiekvienas pasimokyti, nes ne tik tai Formulės 1 trasoje vyksta dramos, vyksta pas mus visus už uždarų durų, ar darbuose, ar šeimuose, ar kažkur kitur. Ir kartais tikrai būna sudėtinga save nugalėti ir žengti tą tinkamą žingsnį. Tai šito pasimokyti tikrai galima būtų šiame seriale.